Sveiki, Minecraft'e 1.5.2. Kaip atsimenate, aš pastačiau šitą bunkerį. Nežinau, čia bunkeris. Kažkas panašaus į bunkerį. Tai šiandien aš galvoju, kad reikėtų kažką aplink šitą bunkerį gal pastatyti. Arba ne gal. Sakiau, kad eisiu kasinėti sienas, tai einu. Aš filmuoju visus video per Bandicam. Visai gera programa. Patarčiau, jei ir jūs norit filmuoti video, geriausia filmuoti per bandicam.com. Nežinau, kas šitoks bus net. Dar sugalvosiu. Gal čia paskui tiltelį pastatysim ir bus pažvejota. Na, čia meškeris yra, tai galėsim pažvejoti. Nežinau, ar šiandien jie visą užbaigs, nes filmuot liko 8 minutės, o aš filmuoju tik 10 minučių, tai gal ir užbaigsiu. O, blemba. Negera vieta čia statyti. Dar pradės krišti tie. Blogai. Gal kol kas eisiu į savo senus namus ten patikrinti. Aš jums neparodžiau dar šitą, kur ant kalno yra. Tokios vasalos mane užknisa virš namų. Man atrodo, rytoj aš tikrai pažaisiu su vairu, nes šiandien nenoriu, nes pas mane jau po 12. Aš Hule gyvenu, Anglijai. Dėl to aš sugalvojau filmuoti. Kažkur aš turėjau pastatęs vėliavą Lietuvos. Neatsimenu dabar kur. Nežinau, į tą pusę gal kažkur. Čia kaip žiema. O čia gera vieta bus. Pasižiūrėti. Šiaip čia būtų gerai kasyklą įrengti. O gal per šitą ir per kitą video aš padarysiu. Eik šį vištą. Iš pirmo reikia šoną gražiai pasidaryti. Paskui aš biškį užsidengsiu. Eik tu čia. Pabėgo.
taip palikt. Čia užsidengt. Dar maždaug 4 minutės. Man dabar atostogos yra iki pirmadienio. Dabar bandysiu daug serijų arba, kaip jūs vadinat, dalių prikurti. Būtų įdomiau žaisti ir žiūrėti. Blemba. Rykščia. Ir viso kaip įėjimas. Ten jau toliau bus ir kasykla. Geri čia garsai. Būtų įdomu visai deimantų surast. Bet šiandien tikriausiai neieškosiu deimantų. Reikia apšviest šitą visą, kad paskui žinočiau, kur ateit. Padėsim užrašą. Taip. Tau man išės dvigubos durys. Normaliai. Niekada nedarė dvigubų durų, tai... Žinau, šitas epizodas labai nuobodus, nes aš pats nerandu ką daryti. Per kitą epizodą pagalvosiu daugiau, ką čia man paveikti. Per kitą epizodą gal statysiu. Surasiu vietą ir statysiu žiauriai didelį namą. Iš raudonų plytų. Ne, nežinau, kur čia gerų vietų surasti. Aš jau vieną kartą randi ir pametė. Va, ta lietuviška vėliava. Nuskrisim pasižiūrėti. Apsnigta. Čia irgi padariau kaip viešbutį tokį. Čia nežinau, kam pristačiau nesąmonę. Neturėjau kas veikti. Šitoks labai mažas viešbutis žiemai. Na, tai kaip ir viskas. Filmavimą jau turiu baigt. Susitiksim rytoj.